Sveiki atvykėliai, fantastikos ir populiariosios kultūros mylėtojai, arba šiaip pražalaičiai, kurie netyčia paspaudė ant nuorodas savo socialinio tinklo sraute. Pradėsiu išvydama dramblį iš kambario ir atsakydama jums į klausimą, kas čia? Trumpoji versija – tai bičiulių eksperimentas, toks pats, koks buvo ir mūsų leistas, o galbūt vis dar leidžiamas žurnalas. Jei šis eksperimentas bus vykęs, jūsų ekranuose vis dažniau kalbėsime apie fantastiką, popkultūros reiškinius ir apie viską, apie ką kalbėti ne tik įdomu, bet ir svarbu. Lietuviškai. Ilgoji versija, ją kursime drauge. Aš Aurelija, čia protagonistas ir 7 priežastis, kodėl fanų bendruomenėms įtikti neįmanoma. Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad jei ne jūs patys, tai bent jau savo aplinkoje turite draugų ar pažįstamų, kurie po pirmojo The Rings of Power sezono piktai iškvėpė orą, parašė vieną ar kitą aštresnį komentarą internetuose ar pakeltų balsus savo draugams aiškino, kodėl reikia skaityti Tolkieno knygas, žiūrėti tik Peterio Jacksono originalią trilogiją ir visais būdais vengti Hobbito filmų bei Amazon serialo lyg vampyrai vengia dienos šviesos. Nudownvotintas antrojo sezono traileris ir nauja diskusijų banga anonsavus naują Žiedų valdovo filmą pagimdė dar vieną diskusijų bangą apie korporacijų godumą, besaikį pelnimąsi iš mylimų franšizių ir visą eilę kitokių blogybių pasaulyje. O štai kitoje barikadų pusėje sėdi paprasti mirtingieji, kuriems pirmasis The Rings of Power sezonas visai patiko, kurie besaiko žiūri vis naujus Star Wars serialus ir nesupranta, iš kur populiariosios kultūros pasaulyje tiek daug pykčio. Tad šiandien noriu šiek tiek paanalizuoti šį fenomeną ir pamėginti išskirti bei paaiškinti priežastis, kodėl mes visi tokie dūmeriai ir negalime turėti gražių dalykų. Gerai žinomos fantastikos franšizės, tokios kaip Žiedų valdovas ar Žvaigždžių karai, turi be galo ilgas istorijas, kurios tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Per eilę metų sulaukėme visokio plauko kūrinių, kurie vieni buvo geri, kiti galbūt nelabai, tačiau pakankamai saugu teigti, kad su vienu ar kitu franšizės darbu milžiniškos fanų bendruomenės per eilę metų pradėjo tapatintis. Auditorijos su šiais kūriniais užmezgė pakankamai gilius emocinius ryšius bei savo galvas pripildė nostalgiškais atsiminimais. Ar pamenate pirmąjį kartą, kuomet skaitėte Žiedų valdovą ar Harry Potterį? O pamenate tą pirmąjį kartą, kai buvote Žvaigždžių karų filmo kine? Kuo tuomet gyvenote? Daugelis vyresnių fantastų nusikėlė į savo jaunystę, kuomet gyvenimas buvo paprastesnis, galvos neslėgė kasdienio gyvenimo problemos, o čia dar pasitaikė galimybė persikelti į Viduržemį ar galaktiką toli toli. Taigi šis galbūt net nelabai sąmoningas ilgesys senoms geroms dienoms daro įtaką ir tam, kaip mes vertiname naujus senųjų franšizių kūrinius. Mūsų lūkesčiai kiekvienam naujam serijos papildymui dažnai prilyginami geriausioms tos visatos kūriniams, o visi, kas šios ypač aukštai iškeltos kartelės nepasiekė, neverti didelio dėmesio. Tačiau ne tik nostalgija kelia fanų pyktį. Fanai dažnai mano, kad naujos jų mėgiamų kūrinio adaptacijos ar tęsiniai per daug nutolsta nuo originalų. Galbūt tai tam tikri veikėjų istorijos elementai ar net jų išvaizda. Galbūt tai tam tikri siužeto pakeitimai. Neduok tu Dieve pasikeičia istorijos pasakojimo tonas. Tuomet adaptacijos kūrėjai gali tikėtis minios su šakėmis ir deglais prie savo namų durų. Tokius pakeitimus mes mėgstame traktuoti kaip originalų išdavystę, bet koks ryškesnis pokytis nuo source material gali sugadinti kanoną ir naujasis kūrinys fanų akyse dažnai tampa bevertis. Taip, ypač aktualu ilgametėms franšizėms, apie kurias kalbėjome anksčiau. Bet kokie neatitikimai ar neatsargios interpretacijos gali atsidurti kritikų bei fanų taikiklyje. Taip yra todėl, kad šių ilgamečių serijų gerbėjai per eilę metų investavo daugybę laiko, pastangų, o dažnai ir pinigų, kad suprastų bei įsigilintų į savo mylimos visatos istoriją. O tokie nukrypimai gali pasirodyti kaip asmeninis įžeidimas. Štai pavyzdžiui, 2017 metais pasirodęs antrasis perkurtos Žvaigždžių karų trilogijos filmas The Last Jedi. Dėl drastiškų personažų pasikeitimų ir siužeto krypties pasirinkimų filmas sulaukė nevienareikšmiškų reakcijų. Daugelio galaktikos toli gerbėjų nuomonė šie drąsūs sprendimai nesuderinami su ankstesniais serijos filmais. IMDb reitinguose The Last Jedi turi gana vidutinį 6,7 vertinimą. Tačiau įdomus faktas, kad beveik 10% vertintojų šį filmą vertino vienetuku.
Panašiai nutiko ir su The Rings of Power, kuomet knygų serijos fanai pyko, jog naujasis Amazon serialas mažai susijęs su Tolkieno sukurto pasaulio istorija ir dvasia. Vienetukų įvertinimo platformose buvo tiek daug, kad Amazon įsivėlė į skandalą, kuomet paaiškėjo, jog neigiami vertinimai kitoje populiarioje TV bei filmų vertinimų platformoje The Rotten Tomatoes buvo suspenduoti. O kad jau kalbame apie Tolkieno pasaulį, negalime nepaminėti ir Hobbitų filmo trilogijos. Jis sulaukė ypač daug kritikos dėl savo tono, pasakojimo tempo ir nukrypimo nuo originalios knygos. Nenuostabu, kai kelių šimtų puslapių knygelę nuotykį Hollywoodas nusprendžia paversti į epinę filmų trilogiją. Bet tokios išdavystės viena, o bandymas adaptuoti senus kūrinius naujoms auditorijoms visai kas kita. Juodaodžiai elfai, homoseksualūs džedai, moteris, kurios ne tik laukia savo herojaus ant balto žirgo, tačiau ir pačios ima kardą į rankas bei gelbėja pasaulį. Šie pasikeitimai tai ypač populiari diskusijų tema, kalbant apie ilgamečių franšizių adaptacijas. Įvairius asmenis su skirtingomis pažiūromis vienijančioje fanų bazėje vienareikšmių vertinimų dėl tokių originalios istorijos transformacijų nebūna. Tačiau tiesa ta, kad daugelis senų istorijų iš esmės yra rasistiškos, prisotintos misogonistikos ar homofobijos bei paseno ypač prastai. Tad siekiant jas apdatuoti šiems laikams ir nenorint atverti diskriminacijos sukeltų žaizdų ir interneto kultūrinių karų Pandoros skrynios, tam tikri kūrinių pakeitimai yra būtini. Modernizacija ir istorijos pokyčiai atliepiantys įvairias visuomenės grupės beveik visuomet būna prieštaringi. Nors didelė gerbėjų dalis vertina ir sveikina šios ilgamečių serijų pokyčius, kiti galvoja, kad jie yra priverstiniai ir pakeičia pirminę jų mėgamios franšizės esmę. Tai dažnai pastebima keičiant įvairių istorijų personažus, naujų veikėjų įvedimas vardan didesnės įvairovės ar esamų veikėjų transformacija, nekanoninė rasė, seksualinė orientacija ir taip toliau. Naujosios ilgamečių fantastikos franšizių adaptacijos šiais laikais ypač dažnai liečia šiuolaikinės ir neretai polarizuojančias temas, o jos senų fanų akyse gali pasirodyti kaip pataikaujančios trendams arba politiškai motyvuotos. Pakanka prisiminti diskusijas kilusias po Fantastic Beasts filmo, kuomet didelė fanų bendruomenės dalis buvo pikta dėl Dumbledoros homoseksualumo. Esą, čia Hollywoodas sugalvojo, kad didysis burtininkas yra gėjus, tačiau primiršo faktą, jog su scenarijumi dirbo pati Hario Poterio autorė J.K. Rowling, kuriai pačiai klijuojama transfobės etiketė dėl jos aštrių pasisakymų apie LGBTQ bendruomenę socialinėje medijoje. Vis tik autorės duotame interviu 2007 metais ši patvirtino, kad nors daugelį metų Dumbledoro seksualumas niekada nebuvo vaizduojamas jokiose franšizės kanoninėse knygose ar filmuose, Dumbledoras išties buvo gėjus. Taip užmazgydama mintį, jog gėjumi galima būti ir nesidemonstruojant. Daugelis šių kontroversiškų modernizacijos atvejų kyla ne tik dėl trendo ir šiuolaikinės įtraukimo politikos. Neretai patys autoriai nesusituria ir interpretuoja source material savaip. Vieni specialiai atlieka pakeitimus, kiti juos įtraukia netyčia, negebėdami sekti dešimtmečių ar net šimtų įvairių skirtingų medijos kūrinių ar pagrindinio kanono. Įvairių skirtingų kūrybinių komandų įtraukimas įvairiose kūrybinio proceso stadijose gali lemti pasakojimo stiliaus ar vizijos pasikeitimą. Jei nauja kryptis nesutampa jau su nusistovėjusiu tonu ir stiliumi, prie kurio yra įpratę gerbėjai, galime sulaukti visko. Režisieriai, rašytojai ir prodiuseriai nuolat siūlo savo unikalias perspektyvas, kurios ne visada susilaukia teigiamų gerbėjų reakcijų. Bet tuomet kviečiu savęs paklausti, ar mes norime varžyti šiuos kūrėjus ir statyti juos į rėmus, o galbūt norime pamatyti naujovių bei unikalių mėgiamo kūrinio interpretacijų. O čia prieiname ir dar vieną momento, kuriame prikalti prie kryžiaus galima ir reklamščiukus. Ypač dideli naujų adaptacijų kūrimo kaštai kostiumuotiems dėdėms valdantiems multimilijoninius biudžetus nepatinka. Tačiau kur dėtis? Hollywoodo aktoriai, mandri specialieji efektai, ChatGPT, dar nepakeisti rašytojai kainuoja ir tas kainas reikia atmušti sukviečiant milžiniškas auditorijas į kino teatrų sales. Reikia reklamuoti, kelti hypą, pasirūpinti, jog aktoriai visose savo interviu prieš premjeras nuolat kalbėtų, kad naujasis filmas ar serialas tai geriausias dalykas ever nuo kino kameros išradimo. Tokios plačios ir visas interneto kerteles siekiančios rinkodaros kampanijos sukuria didžiulį auditorijos laukimą ir ažiotažą, o prodiuseriai dažnai persišūna savo vieną, o neretai ir abi kojas.
Nauji fanai smalsauja, o senieji tikisi dar kartą paragauti tos nostalgijos, apie kurią kalbėjau anksčiau. Tačiau dažniausiai galutinis produktas netitinka reklamos ir sukeltų lūkesčių. Tai sukelia nusivylimą ir netokį teigiamą atsaką. Gerbėjai daug emocinės energijos investuoja laukimą, o nepatenkinti lūkesčiai gali sukelti stiprių neigiamų reakcijų, kurios konvertuojasi į review bombinimą, piktus tweetus ir šimtus interneto diskusijų, kodėl The Rings of Power yra didžiausias šūdas pasaulyje. Manau, kad pagaunant mintį. Beje, kalbant apie interneto diskusijas. Anglų kalboje egzistuoja labai puikiai įvairių fantastikos franšizių fanų bendruomenės apibūdinantis terminas – echo chamber. Tai situacija, kai žmogus ar jų grupė turi ribotą informacijos šaltinių skaičių ir nemoka, negali, ar gerokai dažniau tiesiog nenori ieškoti kitų. Socialinės medijos burbulai bei internetiniai tikrųjų fanų forumai neretai pagarsina negatyvius sentimentus. Internete nepasitenkinimas ypač greitai plinta, o kartais ir pati didžioji žiniasklaida prisideda prie šių kampanijų, netiesiogiai trimituodama apie dar vieną skandalą. Galutinėme rezultate kritika tampa intensyvesnė ir platesnė, nei galėjo būti kitu atveju. Tokios platformos kaip TikTokas, Facebook, Reddit, Twitter ar YouTube gali sustiprinti piktus balsus ir tam tikrą prasme skatina tokią kultūrą, kuri ne visuomet yra teisinga ir stipriai argumentuota. Ko tik nepadarysi dėl kelių papildomų patiktukų. Tam tikrą prasme review bombinimas yra tokio reiškinio pasekmė. Šiais internetinių burbulų laikais užtenka vieno, kokiam žinomam influenceriui neįtikusio elemento adaptacijoje, viešo nepasitenkinimo juo ir sentimentas tsunami nusineša visą bendruomenę iš paskos. Neretai tai virsta vienokiomis ar kitokiomis protesto akcijomis, negatyviomis apžvalgomis, 100-tūkstantiniais dislike'ais ant naujo filmo ar TV serialo trailerio ir nuosprendis priimtas. Kviečiu jūs užmesti akį į The Rings of Power antrojo sezono pristatomojo filmuko laikų ir dislaikų santykį ir noriu priminti, kad kol kas nematėme nei vienos serijos ir nežinome, ar kūrėjai bandė atliepti pelnytą ar nepelnytą kritiką, kurios ši adaptacija sulaukė po pirmojo savo užėjimo. Net jei ir taip, kaži ar tikrieji fanai lengvai tai pripažins, nes skandų komentarą parašyti lengviau nei parašyti Blemba, klydau, atsiprašau. Žinoma, klysti galiu ir aš, tačiau pasilieku savo teisę vertinti dalykus ne pagal paveiksliuką The Hollywood Reporter PR ar poros minučių hype trailerį internete. Vis tik svarbu atkreipti dėmesį, kad tokio aido kambariai veikia ir priešinga linkme. Jau mano apkalbėta trendų kultūra ir jos riteriai taip pat neršia tokiose bendruomenėse. Jie kritikuoja naujus filmus ir serialus, kaltindami juos rasizmu, homofobija ir taip toliau. Užsidėjus folijos kepurę galime mėginti kelti teoriją, kad neretai renkantis vieną ar kitą kontroversišką sprendimą, Hollywoodo prodiuseriai turi visai tai galvoje. Internetinis pyktis konvertuojasi į papildomus klikus bei peržiūras, o tai yra pagrindinis pajamų šaltinis. Bet apie tai pakalbėsime kokioje kitoje ateities laidoje. Apibendrindama galiu tik pastebėti ir pasakyti tai, kas gali skambėti kaip visiška erezija, bet tame vis vien yra kristalas tiesos. Aistringi fanai ne visuomet yra gerai. Pernelyg aistringa vienos ar kitos franšizės fanų bendruomenė ne tik atbaido naujus potencialius fanus, tačiau stabdo progresą, inovacijas, kūrybinius eksperimentus ir verčia vis naujus autorius pagalvoti dukart prieš imantis kūrybinių rizikų, dirbant su mūsų mėgiamomis franšizėmis. Būtent todėl turime tokius reiškinius kaip MCU fatigue, kuomet kūrėjai jau eilę metų nesiima drąsių sprendimų ir štampuoja vis naujus filmus pagal laiko patikrintą formulę. Kam jie įdomus? Kritika yra gerai, kol ji neperžengia sveiko proto ribų. Fanų bendruomenės atidžiai seka savo mylimos franšizės pakilimus ir nuopuolius ir bet koks naujas turinys bus atidžiai tikrinamas. Tai reikia turėti omenyje. Subalansuoti naujovės su pagarba originaliai medžiagai, kuriems yra sudėtinga užduotis ir tikrai visos pastangos priimamos vienodai gerai. Tai natūralu. Tačiau kviečiu visus fantastikos fanus, protagonisto bendruomenės narius, prieš rašant piktą komentarą apie naują Žiedų valdovo, Star Wars, Hario Poterio, Roganus, MCU ar pagal bet kokią kitą franšizę pastatytą serialą pagalvoti dukart ir panalizuoti, ar jūsų piktai nuomoniai nepadarė įtakos viena iš mano vardintų priežasčių. Taip turėsime ne tik objektyvesnę kritiką, bet ir daug supratingesnę fanų bendruomenę bei įdomesnės diskusijas. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjote, savo laiko, o galbūt dislaiko nepagailėjot ir tikiuosi protingos ir konstruktyvios diskusijos komentaruose.
Pasidalinkite savo mėgstamiausiais fantastikos kūriniais, adaptacijomis, parašykite, kas juose patiko ir nepatiko. Pamėginkite parašyti ne tik kaip jaučiatės, tačiau ir kodėl. Taip pat leiskite žinoti, kaip ir kur nusišnekėjau ir ar kitos laidos metu galime daryti ką nors geriau. Iki sekančio. Įvairius asmenis su skirtingomis pažiūromis vienijančios fanų bazė. Palauk, o dieve, kaip čia sudėtingai. Anglų kalboje egzistuoja labai puikiai įvairių fantastikos franšizių fanų bendruomenės apibūdinimai. Gerai. O dieve, kas čia per sakinys, man girdai. Gerai, paskutinį kartą. Čia dabar jau teisingai pasakysiu viską. O, jetus. Labai ilgi žodžiai, tai teleprompteris. Vieną žodį, vieną eilutę. Aš tai greičiau pasakau. Interne